Tas savaitėlį Lietuvoje pagal kelionių trukmes, nes turėjom šiaip skrist šiandien visą komandą, visa tie, kurie Lietuvoje buvo, nes Kulvinskas ir Čirba iš Taivano skrido penktadienį berods, o mes visi turėjom šiandien, bet mūsų skrydis buvo bukintas, tai visus tiesiog išmėtė. Tai Hebra, Repas su Vasiuku skrido vakar. Irgi gavosi toks ilgas skrydis į Varšuvą, Varšuvoje pasiimt lagaminus, peršekant į kitas oro linijas ir į Dubajų. Aš skrisiu į Kopenhagą, Kopenhagoje 3 valandas, į Abu Dabį 7 valandas ir pačiam Abu Dabį dar 7 valandas pasėdėt, nieko neveikt ir tada į Muskatą. Pildymą, gavom alkūninį veliną čemodanę. Palauk, prabangiai. Unpackingą daryti. Dar unpackingą reikia daryti. Bus labai įdomu. Tai va, tai susirinkom ir ką, laikas dirbti. Porą eis rinkt motorą, porą eisim dėti tiltą, taip kad turim reikaliukų. Ką mes čia atvežam? Makrofleksą. Tai yra mūsų alkūninis. Pamatavom, tiesus tiesiai atvažiavo. Tai va, galinė pakaba vietoj. Blokas tuščias. Vietoj. Ką dabar Repai darys? Nieko, surinkinėsim. Vešim į ofisą, švariai, steriliai. Steriliai, baltas pirštinaitės, ne? Tai va. Taip toliau leidžiam dieną. Yeah, I know my wrist be dancing crazy. Been on some fly shit lately. Motoras jau beveik pakeliui į savo vietą. Tai Repai, kaip ten? Kas? Mes dar dainuosim. Vo. Arba pilsim dar ne kartą, ne? Ausinimą. Ja, kaip ir viskas į pabaigą, aprengt ir grūsti mašiną. My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! Labas iš Stambulo, atvažiuoja teta Rūta daryti tvarkos į Kontentą.